Sveiki, mėly žiūrovai. Per 4 šio ciklo laidas kalbėjome apie kariuomenės oro gynybą, milijardus ir fabrikus, kurie turėtų pakeisti tai, ką karas sunaikina. Tačiau paskutiniai laidai liko klausimas, nuo kurio iš tikrųjų priklauso visa sistema. Kas kariaus tada, kai pirmieji daliniai jau bus mūšyje? O tokių klausimų yra ir daugiau. Pavyzdžiui, kas pakeis žuvusius ir sužeistus, kas papildys išsekusius dalinius, saugos tiltus, elektros pastotės ir ryšių centrus, vairuos sunkvežimius, taisys techniką, gydys sužeistuosius ir priims sąjungininkų pajėgas. Taikos metu kariuomenę matome kaip gana aiškia institucija. Yra profesionalūs kariai, kariniai daliniai, bazės, technika ir vadovybė, o visuomenė gyvena šalia jų savo įprastą gyvenimą. Didelio karo metu tokia riba pradeda nykti labai greitai. Kariuomenė ima naudoti valstybės kelius, geležinkelius, ligoninės, energetikos sistemą ir žmonės, kurie vakar dar neturėjo jokio tiesioginio ryšio su gynyba. Tada paaiškėja, kad valstybės gynyba nėra vien klausimas, kiek karių turėjome penktadienį. Ir tai nėra tik klausimas, kiek kariuomenė pajėgi kovoti su priešu. Daug svarbiau, kiek organizuotos valstybės resursų turėsime pirmadienį po pirmųjų Rusijos smūgių. Rezervas čia tampa vienu svarbiausių žodžių, tačiau pats žodis dažnai klaidina, nes įsivaizduojame ilgą sąrašą žmonių, kurie kažkada tarnavo kariuomenėje ir kuriuos prireikus galima pašaukti. Bet tokio sąrašo tikrai neužteks. Žmogus gali būti įrašytas į rezervą, bet nežinoti savo vieneto užduoties ir mobilizacijos vietos, o jo kariniai įgūdžiai gali būti neatnaujinti daugelį metų. Tokiu atveju valstybė turi statistiką, bet dar nebūtinai turi karinį pajėgumą. Tikrasis rezervas prasideda ten, kur žmogus turi savo vietą sistemoje. Jis žino, kur atvykti, kas jam vadovaus, kokią įrangą gaus ir ką turi daryti pirmąją dieną. Tačiau net ir to neužtenka. Kai tūkstančiai žmonių palieka savo darbus ir pereina į gynybos sistemą, kažkas turi užpildyti atsiradusią tuštumą. Kas vairuos viešąjį transportą, jeigu dalis vairuotojų bus mobilizuota? Kas remontuos elektros tinklus, jeigu dalis specialistų bus pašaukta į kariuomenę? Ir kas valdys ligoninę, kurioje vienu metu daugėja sužeistųjų ir mažėja darbuotojų? Čia jau kalbame ne apie kariuomenės rezervą, o apie valstybės. Apie gebėjimą persitvarkyti taip, kad kariuomenė augtų, tačiau valstybė tuo pat metu nepradėtų byrėti iš vidaus. GlobeSec studijoje būtent todėl rezervas, mobilizacija ir visuomenės integracija vertinami kaip vieni svarbiausių pasirengimo ilgai trunkančiam konfliktui elementų. Analizė lygina Suomijos, Lenkijos ir Lietuvos modelius ir rodo, kad visos 3 valstybės siekia to paties. Parengto rezervo, greitos mobilizacijos ir visuomenės paramos, tačiau į šį tikslą eina skirtingais keliais. Tai ir bus paskutinės šio ciklo laidos tema. Ne kiek žmonių galime įrašyti į sąrašą, o kiek žmonių, institucijų ir visos valstybės galime paversti veikiančią gynybos sistemą tada, kai laiko pasiruošti jau nebebus. Nes mažai valstybei rezervas nėra kariuomenės priedas. Jis yra pati galimybė išlikti po pirmųjų karo dienų. Suomija, Lenkija ir Lietuva žemėlapiai atrodo kaip gana skirtingos valstybės. Skiriasi jų dydis, gyventojų skaičius, karinės tradicijos ir ekonominės galimybės. Tačiau visos 3 susiduria su ta pačia strateginė problema. Profesionali kariuomenė viena negali sukurti tokio žmonių skaičiaus ir tokio valstybės gylio, kokio reikėtų ilgam didelio intensyvumo konfliktui. Todėl visos jos vienaip ar kitaip bando atsakyti į klausimą, kaip taikos meto visuomenę paversti karo meto gynybos sistema. Suomija remiasi visuotinę karo prievolę ir dideliu rezervu. Tai modelis, kuriame pati kariuomenė taikos metu yra tik matoma daug didesnės sistemos dalis. Didžioji jėgos dalis atsiranda mobilizacijos metu. Žmogus atlieka tarnybą, pereina į rezervą ir lieka numatytoje valstybės gynybos struktūroje. Tai nėra bandymas taikos metu išlaikyti milžinišką nuolatinę kariuomenę. Priešingai, valstybė išlaiko branduolį, kuris krizės metu gali labai sparčiai išsiplėsti. Lenkijos modelis kitoks. Šalis turi daug didesnę gyventojų bazę, didesnę profesionalią kariuomenę ir sparčiai augančias aktyviasias pajėgas. Prie to prisideda teritorinės gynybos struktūros ir įvairūs savanoriško karinio pasirengimo kanalai. Lenkija bando derinti profesionalios kariuomenės mastą su galimybė į sistemą pritraukti daugiau savanoriškai pasirengusių žmonių. Lietuvos modelis yra tarp šių dviejų. Turime profesionalią kariuomenę, privalomąją pradinę karo tarnybą, aktyvųjį rezervą ir savanoriškas struktūras. Tai mišri sistema, kurios stiprybė yra keli skirtingi žmonių patekimo į
gynybą keliai. Vieni tarnauja profesionaliai, kiti ateina per šaukimą, o treti renkasi savanorišką tarnybą, o dalis vėliau grįžta kaip rezervistai. Iš pirmo žvilgsnio galima būtų ginčytis, kuris modelis geriausias, tačiau GlobeSec think tank analizės logika siūlo kitą klausimą. Ne kuri sistema gražiausiai atrodo popieriuje, o kuri realiai sugeba greitai suformuoti parengtus dalinius. Svarbu ne tik tai, kiek žmonių sistema apskritai gali pasiekti. Reikia žinoti, kiek jų turi realų karinį pasirengimą, kaip greitai jie mobilizuojami ir ar atvykę randa dalinį, vadus, įrangą bei konkrečią užduotį. Šie klausimai labai greitai atskiria popierinį rezervą nuo realaus. Milijonas pavardžių duomenų bazėje nepadeda, jeigu iš jų negalima per trumpą laiką suformuoti veikiančių karinių dalinių. Ir priešingai, mažesnis, bet nuolat treniruojamas bei aiškiai priskirtas rezervas gali būti daug vertingesnis. Suomijos modelio pranašumas yra aiškumas. Valstybė ilgą laiką žino, kokio dydžio rezervą kuria, kaip žmonės jį patenka ir kokią vietą sistemoje turi po tarnybos. Lenkijos pranašumas mastas. Didelė visuomenė ir auganti kariuomenė suteikia daugiau žmonių, daugiau instruktorių ir platesnę pramoninę bazę. O Lietuvos pranašumas gana lanksti mišri sistema, leidžianti derinti profesinę kariuomenę su šaukimu ir savanorišku įsitraukimu. Tačiau kiekviena sistema turi ir savo riziką bei trūkumus. Suomijos modelis reikalauja dešimtmečius trunkančio visuomenės susitarimo, o jo negalima per 4 metus sukurti vien priėmus naujus įstatymus. Lenkijos modelis susiduria su sparčios plėtros problema. Kuo daugiau žmonių ir vienetų nori sukurti per trumpą laiką, tuo daugiau reikia instruktorių, infrastruktūros ir vadų. Lietuvos sistema rizikuoja tapti pernelyg išskaidyta, jeigu atskiri jos elementai nėra iki galo sujungti. Profesionalas, šauktinis, savanoris ir rezervistas turi galiausiai patekti į vieną aiškę karo struktūrą. Kitaip turime daug skirtingų gerų iniciatyvų, tačiau ne vieną veikiančią mobilizacijos mašiną. Ir būtent čia verta atskirti du žodžius – rezervas ir mobilizacija. Rezervas yra potencialas, o mobilizacija yra procesas, kuris tą potencialą paverčia tikra karinė jėga. Galime turėti didelį rezervą ir prastą mobilizacijos sistemą. Tada žmonių daug, bet jų surinkimas, aprūpinimas ir paskirstimas užtrunka. Galima turėti mažesnį rezervą, bet labai gerą mobilizaciją. Tokia valstybė pirmomis dienomis gali sukurti daugiau realios jėgos negu teoriškai didesnė sistema. Todėl mobilizacijos greitis yra ne tik tai techninė detalė, o viena pagrindinių atgrasimų savybių. Priešininkui svarbu, ar valstybė per pirmasias valandas ir dienas gali smarkiai padidinti savo karinę galią. Jeigu gali, greitos pergalės scenarijus tampa daug sunkesnis. O jeigu mobilizacija lėta ir paini, atsiranda pagunda tikėti, kad valstybę galima pastatyti prieš įvykusį faktą, dar nespėjus suaktyvinti visos sistemos. O tai tiesiogiai siejasi su pirmosios šio ciklo laidos klausimu apie sprendimų greitį. Mobilizacijos planas nieko vertas, jeigu politinis sprendimas ją pradėti priimamas per vėlai. Taip pat jis nieko vertas, jeigu žmonės mobilizuojami greitai, tačiau infrastruktūra negali jų priimti. Reikia vietų, ginklų, transporto ir vadovavimo. Štai kodėl Suomijos, Lenkijos ir Lietuvos modelių negalima vertinti vien pagal rezervų dydį. Reikia matyti visą grandinę. O iš šių 3 valstybių Suomija mums pateikia brandžiausią pavyzdį, ką reiškia gynybą išlaikyti ne tik kariuomenėje, bet ir visuomenėje. Tad ir pasigilinkime detaliau, kaip visų 3 valstybių sistemos atrodo. Suomijos modelio stiprybė nėra vien didelis rezervistų skaičius. Skaičius svarbus, bet dar svarbiau tai, kaip jis sukūrimas. Visuotinės karo prievolės logika reiškia, kad didelė visuomenės dalis turėjo tiesioginę patirtį su kariuomenė ir dabar dar turi reikalų su ja. Gynyba nėra visiškai atskira profesinė kasta, kurią dauguma piliečių mato tik per televiziją. Žmogus atlikęs tarnybą pereina į rezervą, o valstybė tokiu būdu nuolat atnaujina žmonių bazę, iš kurios krizės metu galima formuoti daug didesnės pajėgas. Tai suteikia vieną labai svarbų pranašumą – mastą be milžiniškos taikos meto kariuomenės. Išlaikyti 100 000 nuolat tarnaujančių karių būtų nepaprastai brangu, todėl rezervo sistema leidžia didelę dalį karinio potencialo laikyti visuomenėje ir aktyvuoti tada, kai to reikia. Tačiau čia būtina viena sąlyga. Rezervistas turi išlikti rezervistu ne tik teisinėme registre. Jeigu žmogus po tarnybos 20 metų
neturi jokio kontakto su kariuomenė, jo gebėjimai neišvengiamai silpsta. Keičiasi ginkluotė, ryšio priemonės ir taktika, todėl brandi rezervo sistema turi žinoti, kuriuos žmonės ir kada reikia sugrąžinti į mokymus. Ne visi rezervistai turi būti treniruojami vienodai dažnai, bet kritiniai specialistai ir pagrindinių dalinių žmonės turi išlaikyti realų pasirengimą. Analitikai Suomija kartu su Baltijos valstybėmis išskiria kaip vieną iš brandesnių teritorinės gynybos ir rezervo sistemų regione. Tokios sistemos siejamos su didesniu gebėjimu išlaikyti operacijas ir po pirmosios konflikto fazės. Rezervas nėra skirtas tik pirmą dieną padidinti karių skaičių. Jis turi suteikti valstybei gylį. Karo metu vienetai patiria nuostolių, žmonės sužeidžiami, išsenka, technikos įgulos prarandamos, o dalis karių turi būti pakeisti. Jeigu už pirmosios linijos nėra parengtos antros kariuomenės, tada kariuomenė pradeda mažėti. Tada kiekviena karo savaitė daro valstybę silpnesnę. Suomijos sistemos logika kita. Karių srautas į gynybą nėra vienkartinis, yra didelė žmonių bazė, kurią galima aktyvuoti pagal planą. Ir nors tai nesuteikia begalinio rezervo, suteikia daug didesnį gebėjimą absorbuoti nuostolius. Tačiau Suomijos modelį būtų klaida prilyginti iki karo prievolės. Jos stiprybė yra platesnė valstybės organizacija. Globsec analizėje Suomijos pasirengimas siejamas su brandžiu visuomenės ir institucijų įtraukimu. Tai reiškia, kad karas nėra suprantamas kaip vien kariuomenės problema. Civilinės institucijos turi savo vaidmenį. Energetika turi veikti, transportas turi judėti, o ligoninės turi priimti didesnį krūvį. O administracija privalo tęsti valstybės valdymą. Čia slypi Suomijos modelio dalis, kurią sunkiausia nukopijuoti. Ginklą galima nusipirkti per kelerius metus, bet institucinę atmintį reikia auginti dešimtmečiais. Savivaldybės pareigūnas, kuris žino, ką daryti krizės metu, yra sistemos dalis. Taip pat ir infrastruktūros įmonės vadovas, kuris žino savo prioritetus mobilizacijos sąlygomis. Tai neatsiranda vien iš nacionalinio plano. Reikia nuolatinių mokymų ir įpročio galvoti apie karą kaip apie realią valstybės valdymo būseną. Suomijos modelio brandą geriausiai parodo ne vien tai, kad valstybė turi didelį rezervą, bet ir tai, kad mobilizacija ten suvokiama kaip visa valstybinė funkcija. Karo atveju problema nėra tik tai pašaukti žmogų. Reikia padaryti taip, kad jo atėjimas į kariuomenę nesugriautų tos civilinės funkcijos, kurioje jis dirbo dar vakar. Jeigu mobilizuojamas geležinkelių dispečeris, energetikos inžinierius ar ligoninės specialistas, valstybė turi iš anksto žinoti, ar jo vieta fronte iš tikrųjų svarbesnė už jo vietą dabartinėje civilinėje sistemoje. Būtent čia prasideda visuotinės gynybos logika. Ji nereikalauja, kad visi būtų kariai, bet reikalauja, kad svarbiausios valstybės funkcijos turėtų karo meto planą. Vieni žmonės eina į dalinius, o kiti lieka energetikoje, transporte, ryšiuose, sveikatos sistemoje ar savivaldybėje, nes be jų pati kariuomenė labai greitai prarastų atramą. Analitikai Suomiją išskiria kaip vieną iš valstybių, kuriuose karinis ir civilinis pasirengimas labiau sujungti į bendrą atsparumo sistemą. Tai svarbus skirtumas nuo modelio, kuriame kariuomenė ruošiasi karui, jo likusi valstybė tikisi prisitaikyti tik tai tada, kai karas jau prasidės. Tokios sistemos stiprybė yra išankstinis vaidmenų aiškumas. Kai institucija žino, kokią funkciją turės mobilizacijos metu, jai nereikia pirmąją karo dieną laukti naujų taisyklių ar skubiai ieškoti žmogaus, kuris paaiškins, kas už ką atsakingas. Tai ypač svarbu mažose valstybėse. Kiekvienas specialistas turi didesnę santykinę vertę, todėl klaidingai paskirstytas žmogus kainuoja daugiau. Jeigu svarbiausia civilinės infrastruktūros specialistą pasiūsime ten, kur jo karinė vertė menka, valstybė gali pati savo sukurti problemą. Tokio pasirinkimo negalima palikti mobilizacijos rytui. Suomijos patirtis rodo ir kitą dalyką. Mobilizacija nėra vien pirmos paros operacija. Ji turi būti palaikoma ir po savaitės, ir po mėnesio. Daliniams reikės papildymo, dalis žmonių iškris dėl nuovargio ar nuostolių, o civilinė sistema tuo pat metu turės veikti vis sunkesnėmis sąlygomis. Todėl rezervų gylis reiškia daugiau negu didelį skaičių. Reikia turėti ne tik pirmą papildymo bangą, bet ir gebėjimą tęsti žmonių, vadų bei specialistų rotaciją. Kitaip tariant, valstybė turi mokėti ne tik padidinti kariuomenę, bet ir išlaikyti ją padidėjusią ir išaugusią. Šioje vietoje atsiranda mokymų svarba. Mobilizacijos schema gali atrodyti idealiai dokumentuose, tačiau jos silpnos vietos išryškėja tik tada, kai žmonės realiai bando atvykti, o daliniai realiai bando persitvarkyti, o civilinės institucijos realiai turi vykdyti savo karo metų funkcijas. Jei pratybos apsiriboja tuo, kad rezervistas gauna pranešimą ir kelioms dienoms atvyksta į poligoną, patikrinama tik maža sistemos dalis.
Tikrasis testas prasideda tada, kai tuo pačiu metu tikrinamas transportas, ryšiai, civilinių institucijų darbas ir aprūpinimas. Tai brangu ir nepatogu. Tokios pratybos gali parodyti klaidas, kurių niekas nenori matyti viešoje ataskaitoje. Tačiau būtent todėl jos ir yra vertingos. Suomijos modelio pranašumas yra ne tai, kad jame nėra trūkumų. Pranašumas tas, kad pati sistema ilgą laiką gyvena su prielaida, jog rezervas turi būti praktiškai panaudojamas, o ne vien gražiai suskaičiuotas. Ilgalaikis tęstinumas taip pat leidžia išvengti vienos pavojingos pagundos - nuolatinių reformų vien tik dėl reformų. Kiekviena nauja valdžia gali norėti parodyti, kad turi naują idėją, tačiau mobilizacijos sistemos vertė kyla iš stabilumo ir žmonių įpročių. Jeigu rezervistas per 10 metų 3 kartus pakeičiamas iš vieno teorinio dalinio į kitą, jis greičiausiai nežinos nei vieno iš jų taip gerai, kaip turėtų. Sistema popieriuje gali atrodyti modernizuota, bet jos žmonių atmintis silpnėja. Todėl Suomijos pamoka Lietuvai nėra vien tik tai turėkite daugiau šauktinių. Ji daug gilesnė. Turime kurti tokią sistemą, kurioje kariniai ir civiliniai vaidmenys būtų suderinti iš anksto, o mobilizacija būtų nuolat tikrinama kaip visos valstybės, ne vien kariuomenės funkcija. Suomijos modelio tęstinumas čia ypač svarbus. Gynyba nėra kas 4 metus iš naujo išrandama politikos kryptis, todėl keičiasi vyriausybės ir politikai. Tačiau pagrindinė gynybos logika lieka pakankamai stabili. Tai leidžia planuoti sistemą daug ilgesnių laikotarpių negu viena tik tai politinė kadencija. Rezervo modelis be tokio tęstinumo būtų labai sunkus, nes žmogaus karinis kelias nuo pirmos tarnybos iki vėlesnių rezervo užduočių gali trukti dešimtmečius. Jeigu valstybė kas 4 metus iš esmės keistų rezervo organizaciją, sistema prarastų atmintį. Naujos schemos popieriuje gali atrodyti modernios, bet žmonės nebežinotų, kuriai struktūrai priklauso. Tai yra viena priežasčių, kodėl Suomijos modelio negalima kopijuoti mechaniškai. Galima priimti panašų įstatymą ir padidinti šauktinių skaičių, bet negalima nusipirkti dešimtmečiais kaupto visuomenės įpročio gynybą laikyti normalia valstybės funkcija. Čia Lietuvai Suomija įdomi ne kaip idealas, kurį turėtume nukopijuoti, o kaip principas. Svarbiausias jos principas - kariuomenė nėra vienintelė institucija atsakinga už karo dieną. Valstybės gynyba turi būti paskirstyta tarp kariuomenės, rezervo, viešojo sektoriaus, verslo ir žmonių, tai yra visuomenės. Tai nereiškia, kad kiekvienas pilietis tampa kariu, nes karo metu labai daug žmonių turi likti savo civilinėse darbo vietose, būtent todėl, kad tos vietos tampa karinės sistemos dalimi. Elektros tinklo specialistas gali būti vertingesnis likdamas elektrinėje negu gavęs šautuvą. Chirurgas gali būti svarbesnis ligoninėje negu teritorinės gynybos poste. Tai elementari, bet dažnai pamirštama mobilizacijos logika. Mobilizuoti valstybę nereiškia visus išsiųsti į kariuomenę, tai reiškia kiekvienam kritiniam žmogui iš anksto žinoti, kur jo vieta yra karo metu. Suomijos modelis gerai parodo ir kitą dalyką. Didelis rezervas pats savaime nėra agresyvi politika. Jis pirmiausiai didina atgrasymą, nes priešininkas turi skaičiuoti ne vien taikos metų kariuomenę, bet ir tai, kiek didesnę jėgą valstybė gali sukurti per trumpą laiką. Tai keičia greitos operacijos kainą. Nedidelės aktyviosios pajėgos gali per kelias dienas pavirsti daug didesnė sistema. Todėl puolimo planas negali remtis viltimi, kad pasipriešinimas sugrius kartu su pirmomis bazėmis. Tačiau net ir Suomija nėra vien apsaugota nuo visų problemų. Didelis rezervas reikalauja daug įrangos ir logistinio pasirengimo, nes rezervistą galima pašaukti greitai, bet jam vis tiek reikia ginklų, apsaugos priemonių, ryšio ir transporto. Todėl rezervo kokybė visada priklausys nuo to, kiek valstybė investuoja į nematomą mobilizacijos infrastruktūrą. Didelis žmonių skaičius be pakankamo aprūpinimo taip pat gali tapti popieriniu pranašumu. Ir čia Suomijos pamoka vėl gana paprasta. Sistema turi būti kuriama visa, nes negalima vienais metais nuspręsti, kad norime didelio rezervo ir tik po to pradėti galvoti, kur jam gyvendinsime, kas jam vadovaus ir kokius ginklus išduosime. Rezervas yra dešimtmečių projektas. Lietuva šio požiūriu jau turi svarbių elementų. Tačiau mūsų sistema jaunesnė ir vis dar keičiama. Lenkija eina dar kitu keliu. Ji bando daug ką sukurti labai greitai. Ir būtent greitis yra jos didžiausia jėga bei didžiausia rizika. Lenkijos gynybos pasirinkimus jau nagrinėjome ankstesnėse laidose. Tai valstybė, kuri po 2022 pasirinko labai didelį finansinį ir karinį mastą.
Ji perka didelius technikos kiekius, plečia sausumos pajėgas ir siekia tapti vienu svarbiausių NATO karinės galios centrų Europoje. Rezervo ir visuomenės pasirengimo srityje Lenkijos kelias taip pat kitoks negu Suomijos. Analitikai jį apibūdina kaip labiau savanoriškų pasirengimų grindžiamą modelį, kartu plečiant teritorinės gynybos ir reguliariasias pajėgas. Lenkijai padeda pats šalies mastas. Didesnė visuomenė reiškia didesnį žmonių pasirinkimą kariuomeniai, o didesnė ekonomika leidžia finansuoti daugiau dalinių ir infrastruktūros. Prie to prisideda didesnė pramoninė bazė, todėl jeigu valstybė nori išauginti kariuomenę, jai lengviau dalį aprūpinimo ir remonto kurti savo teritorijoje. Tai milžiniškas pranašumas prieš mažą valstybę. Lietuva negali tiesiog paimti Lenkijos modelio ir sumažinti jį kelis kartus. Tačiau Lenkijos pasirinkimas turi kitą vertingą elementą. Ji bando sukurti daugiau kelių piliečiui patekti į gynybos sistemą. Ne visi nori tapti profesionaliais kariais, tačiau žmogus gali būti pasirengęs skirti dalį savo laiko kariniam pasirengimui. Tokį savanorišką potencialą verta išnaudoti. Didelėje visuomenėje net santykinai nedidelė įsitraukiančių žmonių dalis gali sukurti labai didelį rezervą. Teritorinės gynybos struktūros čia turi dar vieną pranašumą. Žmonės gali būti siejami su konkrečiu regionu ir jo gynybos užduotimis, todėl sumažėja būtinybė visus žmonės pirmiausia vežti per pusę šalies į didelės bazes. Vietinis vienetas taip pat geriau pažįsta teritoriją. Gynyboje tai gali būti labai svarbu saugant infrastruktūrą, ryšio taškus ir paramos maršrutus. Tačiau greitas augimas pradeda kurti savo kainą. Pirmasis ribojantis veiksnys yra instruktoriai, nes naują savanorį galima užregistruoti per kelias minutes, tačiau parengti jį karių užtrunka daug ilgiau. Jeigu mokomųjų vienetų skaičius neauga taip greitai kaip naujų žmonių srautas, mokymo kokybė gali pradėti kristi. Antrasis klausimas – vadai. Kariuomenė nėra minia ginkluotų žmonių. Kuo daugiau kuriama naujų vienetų, tuo daugiau reikia seržantų, karininkų ir patyrusių vadų, o būtent jų parengimas užtrunka ilgiausiai. Galima per 1 metus padidinti eilinių karių skaičių, o patyrusių bataliono vado per 1 metus neparengsi. Trečiasis klausimas – infrastruktūra. Žmonės reikia mokyti, apgyvendinti ir aprūpinti. Jeigu pajėgų dydis auga greičiau už bazes ir poligonus, sistema pradeda grūsti savo pačios infrastruktūroje. Ketvirtasis klausimas – įranga. Dideliam rezervui reikia ne vien žmonių, bet ir pakankamai ginklų bei ryšio priemonių. Šios problemos jau girdėtos ankstesnėse mūsų laidose. Jos visos minimos čia ir todėl, kad kariuomenė yra sistema, kurioje vienos dalies auginimas neišvengiamai apkrauna visas kitas. Lenkija gali nusipirkti daugiau tankų, tačiau tada jai reikia daugiau įgulų, o daugiau įgulų reiškia daugiau ir mokymo. Daugiau technikos reiškia daugiau remonto, logistikos ir atsarginių dalių. Lygiai tas pats vyksta su rezervu. Kuo daugiau žmonių įtraukiama, tuo didesnė turi būti sistema už jų. Lenkijos atveju verta dar giliau pasižiūrėti į masto paradoksą. Didelė valstybė gali greitai surinkti daugiau žmonių ir skirti daugiau pinigų. Tačiau kiekvienas papildomas dalinys reikalauja ne tik dar vienos eilutės struktūroje. Jam reikia patyrusių vadų, mokymo sistemos, infrastruktūros ir nuolatinio aprūpinimo. Tai reiškia, kad augimas turi kelias skirtingas greičio ribas. Politinis sprendimas gali būti priimtas šiandien, finansavimas skirtas kitais metais, technika užsakyta dar po kelių mėnesių, o kompetentingi vadai ir instruktoriai atsiranda daug lėčiau. Jeigu šie tempai išsiskiria, dalis kariuomenės pradeda egzistuoti labiau planuose negu realybėje. Analitikai bendroje rytinio flango analizėje būtent tai ir pabrėžia. Pajėgų plėtra turi eiti kartu su išlaikymo mobilizacija ir infrastruktūra, nes kitaip augantis karių bei platformų skaičius gali atrodyti įspūdingai, bet naujos struktūros dar nebus pasirengusios ilgai veikti didelio intensyvumo kare. Lenkijos savanoriškumo modelis turi dar vieną įdomią savybę. Jis gali labai greitai sugerti visuomenės motyvaciją tuo metu, kai grėsmė aiškiai matoma. Žmogui nereikia laukti visuotinės prievolės sistemos sprendimo, jis pats gali pasirinkti įsitraukti. Tai politiniu požiūriu patrauklu, nes savanoriška tarnyba remiasi motyvacija, o ne vien pareiga. Motyvuotas žmogus dažnai ateina į sistemą pasirengęs skirti daugiau laiko ir energijos nei tas, kuris tarnauja tik todėl, kad privalo. Tačiau kariuomenės planuotojai vien motyvacijos neužtenka. Jam reikia numatomumo ir aiškumo. Jeigu konkrečiam vienetui karo metu reikia tam tikro žmonių skaičiaus, negalima remtis vien prielaida, kad visuomenė tuo metu bus pakankamai motyvuota. Todėl savanoriška sistema geriausiai veikia tada, kai ji papildo aiškią struktūrą, o ne ją pakeičia.
Žmogus turi ateiti ne tiesiog padėti gynybai, bet į konkretų mokymą ir būsimos karo užduoties kelią. Teritorinė gynyba čia suteikia natūralų ryšį tarp žmogaus ir vietos, tačiau net vietinis dalinys turi būti integruotas į platesnį operacinį planą, nes krizės metu jo užduotis gali labai greitai keistis. Saugoti vietinį infrastruktūrą yra viena funkcija, o remti reguliarias pajėgas, užtikrinti logistiką ar perimti dalį teritorijos kontrolės jo visai kita. Tam reikia skirtingo mokymo, vadovavimo ir įrangos. Lenkijos mastas leidžia tokias struktūras kurti plačiau, tačiau jis taip pat didina koordinavimo kainą. Kuo didesnė sistema, tuo sunkiau užtikrinti, kad kiekvienas jos elementas treniruojasi pagal tą pačią karo logiką. Ši pamoka Lietuvai naudinga todėl, kad mūsų problema nėra vien tik tai žmonių trūkumas. Mums taip pat reikia vengti pagundos, vertinti sėkmę pagal tai, kiek naujų struktūrų sukūrėme. Naujas bataliono pavadinimas ar dar vienas savanoriško įsitraukimo kanalas savaime nepadidina gynybos pajėgumo, jei nėra aišku, kaip jis veiks per mobilizacijos dieną. Todėl iš Lenkijos verta mokytis ambicijos ir politinio prioriteto, bet neaklai kopijuoti mastą. Mažai valstybei daug svarbiau kiekvieną sukurtą vienetą iš karto aprūpinti pakankamų vadovavimo, mokymų ir logistikos gylių. Lenkijos pavyzdys galiausiai grąžina prie tos pačios viso ciklo taisyklės. Greitas augimas yra vertingas tik tada, kai visa sistema sugeba augti kartu. Priešingų atveju kariuomenė iš išorės didėja greičiau negu iš vidaus tampa stipresnė. Savanoriškumas kelia ir numatomumo klausimą. Valstybė negali visiškai kontroliuoti, kiek žmonių konkrečiais metais nuspręs prisijungti prie kariuomenės. Kai visuomenės motyvacija didelė, savanorių gali būti daug. Po 10 ramesnių metų srautas gali mažėti, todėl savanoriškas modelis turi kitokį rizikos profilį negu visuotinė prievolė. Prievolės sistema tarnauti suteikia valstybei daug didesnį aiškumą. Kiekvienais metais žinoma, kiek žmonių teoriškai galima įtraukti į kariuomenę, o savanoriška sistema gali būti lankstesnė ir politiškai lengviau priimama. Tačiau jos mastas stipriau priklauso nuo visuomenės nuotaikų. Lenkija dėl savo dydžio gali sau leisti daugiau tokio neapibrėžtumo. Mažai valstybei kelių tūkstančių žmonių skirtumas gali būti daug reikšmingesnis. Lenkijos modelio stiprybė todėl yra ne vien tai, kad jis didelis, jis remiasi labai aiškiu politiniu prioritetu. Valstybė nori gerokai padidinti karinį pajėgumą. Tai siunčia signalą visuomenei ir institucijoms. Gynyba tampa ne vien kariuomenės projektu, o viena centrinių valstybės politikos krypčių. Tačiau tokia ambicija turi būti nuolat tikrinama realybėje. Jeigu technikos pirkimai, žmonių skaičius ir infrastruktūra auga skirtingų greičių, atsiranda disproporcijų. Analitikai visoje savo analizėje nuolat grįžta prie tos pačios išvados. Dydis pats savaime dar nėra pasirengimas. Lemia integracija, mobilizacijos greitis ir gebėjimas išlaikyti pajėgas ilgiau. Lenkija šiandien kuria milžinišką potencialą, tačiau tikrasis jos testas bus ne tai, kiek žmonių ir technikos bus įrašyta į bendrus skaičius, o kiek šio potencialo galima vienu metu paversti veikiančiais kariniais vienetais. Šis klausimas mus atveda tiesiai prie Lietuvos. Mūsų problema priešinga, nes negalime kompensuoti sistemos trūkumų dideliu gyventojų skaičiumi. Todėl kiekvienas rezervistas mums turi būti daug labiau nei statistinis vienetas, o konkretus žmogus konkrečioje vietoje. Lietuvos modelis iš pirmo žvilgsnio atrodo gana racionalus. Turime profesionalią kariuomenę, privalomąją pradinę karo tarnybą, aktyvųjį rezervą ir savanorišką tarnybą. Tai suteikia kelis skirtingus būdus papildyti gynybos sistemą. Tačiau analitikai Lietuvą savo rezervo analizėje apibūdina kaip mišraus modelio valstybę, o toks modelis turi realių privalumų. Profesinė kariuomenė suteikia nuolat parengtą branduolį. Tai žmonės, kurių kasdienis darbas yra karinis pasirengimas. Šauktinių sistema leidžia kasmet apmokyti naują visuomenės dalį. Žmogus po tarnybos grįžta į civilinį gyvenimą, tačiau jo karinis parengimas tampa nacionalinio rezervo dalimi. Savanoriškos struktūros sukuria dar vieną kanalą tiems, kurie nori gynyboje dalyvauti aktyviau. Tai svarbu ne tik skaičiams, bet ir visuomenės ryšiui su kariuomenė. Aktyvusis rezervas turėtų visas šias dalis sujungti į tęstinę sistemą. Žmogus po tarnybos neturi tiesiog išnykti iš karinio planavimo, jis turi turėti savo vietą. Ir būtent nuo čia prasideda svarbiausia Lietuvos diskusija. Mes labai mėgstame kalbėti apie rezervo dydį, nes skaičius visada skamba įspūdingai, tačiau karui nėra svarbus bendras žmonių, kurie kada nors turėjo karinį pasirengimą skaičius. Svarbus skaičius tų, kuriuos konkrečiu metu galima paversti konkrečiais kariniais daliniais. Tai tik pirmoji laidos dalis. Antroje dalyje kalbu apie tai, kiek iš tikrųjų Lietuva turi karių, kuriuos prasidėjus karui būtų galima greitai paversti veikiančiais daliniais. Būtent nuo šio klausimo prasideda antroji laidos dalis, nes vien įspūdingas rezervo skaičius dar nieko nepasako apie mūsų pasirengimą.
pasirengimą. Ar rezervistas žino, kur turėtų atvykti pirmąją karo dieną, ar ten jo lauktų konkretus dalinys, vadas, ginklas, uniforma ir transportas. O gal tik mobilizacijos metu pradėtume aiškintis, kas ir kur turi važiuoti bei ką daryti. Dar sudėtingesnis klausimas, kas nutiktų pačiai valstybei, kai tūkstančiai žmonių būtų pašaukti į kariuomenę, kas liktų energetikoje, ligoninėse, logistikoje ir kitose kritinėse sistemose. Tad antroje laidos dalyje Lietuvos mobilizacijos sistemos silpnosios vietos, mūsų rezervas ir labai nepatogus visos valstybės pasirengimo karui auditas. Nes kare svarbu ne tai, kiek žmonių turime sąrašuose, svarbu, kiek jų pirmomis dienomis iš tikrųjų galime paversti kovojančią kariuomenę. Ir ar tai darydami nesugriauname valstybės užnugario. Antrąją laidos dalį galite pažiūrėti mano Substack, Contribui ir Patreon platformose.